sekundžių informacijos. Jau rytoj dalis Seimo narių ketina pateikti papildomus siūlymus ką tik priimtam naujajam darbo kodeksui. Kad ką tik priimtas įstatymas iš karto bus keičiamas, valdantieji žadėjo dar prieš atmesdami prezidentės veto. Teigiama, kad pataisas priėmus dar iki kodekso įsigaliojimo kitais metais jame abiejų pusių interesai būtų labiau subalansuoti. Naujojo kodekso priėmimui priešinosi profsąjungos, o priimti ragino darbdaviai, investuotojai ir net Tarptautinis valiutos fondas. Vyriausybė nusprendė atleisti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovą Joną Milių iš pareigų. Pats Milius sako nežinantis ministrų kabineto sprendimo nepritarti jo veiklos ataskaitai motyvų, nes nebuvo supažindintas su papildoma teisėsaugos medžiaga, kurią specialiųjų tyrimų tarnyba perdavė ministrams. Premjero teigimu atleisti Milių nuspręsta ne tik įvertinus jo ataskaitą, bet ir gavus papildomų duomenų iš teisėsaugos. Politikams pagaliau apsisprendus dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo, nevaisingos šeimos gali tikėtis ir gydymo išlaidų kompensavimo. Tačiau nuo kada dar neaišku. Plačiau apie tai Monika Urbonavičiūtė. Sveikatos apsaugos ministerija iki metų pabaigos turi parengti teisės aktus, nustatančius tokių paslaugų teikimo tvarką, procedūras ar konsultacijas, kurios bus apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Principus, kaip ir visus paslaugos kompensuojamos 100%, taip ir jos turėtų būti. Kiek ciklų bus kompensuojama, kaip tai bus, tai jau yra labai detalų svarstymai ir šitas bus kompensavimo toj tvarkoje prašyta. Nuo kada bus pradėta kompensuoti, tikimės, kad galbūt nuo 17 metų. Bet kada ta tvarka įsigalios, tai dar žiūrėsime, kokios galimybės. Sako sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Aušrutė Armonavičienė. Pasak jo, sudarant kitų metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, lėšos pagalbinio apvaisinimo procedūroms turėtų būti numatytos. Pastaraisiais metais jos taip pat buvo numatytos, tačiau nepriėmus įstatymo, pasak valstybinės ligonių kasos atstovės Alinos Žilinaitės, buvo panaudotos kitiems tikslams. Jeigu yra lėšos ir jos yra nepanaudojamos vienai sričiai, jos atitenka kitai. Šiuo metu pagalbinio apvaisinimo procedūra Lietuvoje atliekama tik privačiose klinikose. Jų kaina prasideda nuo 2 000 ir gali augti iki 14 000 eurų. Čia Monika Urbonavičiūtė. Vilniuje Totorių gatvėje šiandien pakabinta gatvės pavadinimą žyminti dekoratyvinė lentelė totorių kalba, nepaisant vyriausybės atstovės raginimo tokias lenteles sostinėje nukabinti. Šiuo metu Vilniuje yra lentelių ne tik lietuvių, bet ir rusų, lenkų, islandų bei anglų kalbomis. Savivaldybė žada pakabinti ir daugiau dvikalbių lentelių. Artimiausiu metu jos turėtų atsirasti žydų ir vokiečių gatvėse. Netoli Lietuvos sienos statomoje Astravo atominėje elektrinėje šiemet įvykusius incidentus lėmė darbo saugos bei kitų taisyklių nesilaikymas. Tai pareiškė Baltarusijos energetikos viceministras Michailas Michaliukas. Jis patvirtino, kad iš viso buvo užfiksuoti 3 incidentai, kurie kilo dėl statybininkų darbo broko. Ir apie orus rytoj truputį palis, naktį ir rytą, kai kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 8, Kaune 10, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių.